Labadiena, Mindaugas Čeplikas, esu Dvarakos bityne, turime rugsėjo pabaigą ir šiandieną imu medų, konkrečiai šito avilio, čia toksai mano eksperimentinis aviliukas, kur bitės pačios siuva savo lizdą. Tai pabandysiu šiandieną su jumis išimti iš čia medų, pažiūrėsim, ar čia iš viso kas nors buvo. Tai esmė tokia, kad čia iš viso aš nieko nedarau, leidžiu bitėms gyventi kaip jos nori. Yra lizdinė dalis, yra toksai kaip lizdinis blokas vadinamas, ten kur bitės siuva korius kaip nori. Už to lizdinio bloko yra rėmeliai dedami be vaškuolių ir bitės ten sandėliuoja medų. Tai vat 2 metai, pirmais metais šias pečiukas apsigyveno, peržiemojo, dabar atėjo 2 metai ir čia pavasarį plėčiau lizdą su rėmeliais be vaškuolių ir kaip pagal idėją dabar jau šį turėtų tuos rėmelius pasiūti, prinešti ten medaus ir aš galėčiau, kad tuos rėmelius tą medų patogiai išsiimti su rėmeliais, o lizdinę dalį mes joms paliekam. Taigi dabar reikia pasižiūrėti, kas čia iš viso darosi pas jas. Labai įdomu, kaip jos čia padirbo pas mus per visą vasarą. Na, pabandysiu vieną ranką pafilmuoti, vieną ranką padirbti. Taip. Pasižiūrėsim, kiek jūs čia pasiuvo tų rėmelių. Aha. Na, matau, kad rėmeliai ne visiškai pasiūti. Pasižiūrėsime. Va, štai čia prasideda lizdinis blokas. Čia reiškia, yra lizdas, o čia buvo dėti rėmeliai. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rėmukai buvo įdėti. Na, ne visus pasiuvo. Ne visus. Aha, tuoj pažiūrėsim, pripikiavę. Taip. Nu ką, bandom žiūrėti. Tai va, čia yra 6 rėmelis. Jisai pasiūtas va tiek. Nu ką, čia užakiuotas medus. Matau šitos pusės. Nu, kaip ir galima sukti. Iš esmės galimėtų šitą. Reikia pažiūrėti, kur reiškia bitelės. Pažiūrėsim, ar iš vis čia yra perų, nėra perų. Šitose vietose, kur rėmukai buvo dedami. O, čia jau šitas jau linksmesnis rėmukas. Nu va, tai yra pasiūtas, reiškia, tiek. Na va, beveik, nu, koksai trečdalis nepasiūtas. Traninės akutės matau apačioje, viršuje užakiuotas medutis. Taip, kita pusė. Na, truputėlį mažiau, tai aišku, tai yra normalu, natūralu, nes kuo toliau nuo lizdo, tuo mažiau medaus. Na, jos banguoja tiksliau. Truputėlį nuo lizdo daugiau medaus, o dar toliau eina mažiau. Nu ką, imam toliau rėmukus, žiūrim. Taip. Opa, na, šitas jau sunkesnis, aha. Nu, neblogai, irgi gražiai. Mat irgi traninės akutės. Nu, kokie 4-5 kg. Manau, šitas rėmukas gal apie 4, nu jo, kažkur 4, va, trupučiuką. Tai vat, atrodo jisai. Gerai, judam toliau, žiūrim. Tai reiškia, čia tokia idėja yra, kad bitės gyvena lizde taip, kaip nori, o medų mums sandėliuoja rėmeliuose, kad mums būtų patogu išsiimti. Šitas tai jau gražutis visai. Va, irgi traninės akutės apačioj. Tai va, tokį rėmuką galima drąsiai valgyti, kad ir su vašku, nes tai yra grinai bičių vaškas, be jokių vaškuolių. Šitie rėmeliai buvo siuvami bitučių. Taip, kita pusė, nu, irgi neblogas variantas. Va, irgi traninės akutės, na, įdomiai, bet perų kaip ir nėra. Gerai, judam toliau. Arčiau lizdo. Tai turėtų būti kaip ir daugiau pagal idėją to medaus. Vat, ištrauksim. Taip. Nu, va, taip atrodo, nu, šitas iš viso gražus. Apačioj beveik pilnas, kokie 5 kg. Gryno medučio kaip iš drevės. Čia yra natūralus bitininkavimas, kaip sakyti, be jokio kišimosi. Vat.
Tai va, nu irgi labai gražiai rėmelis pasiūtas, nu šitas tai vos neidealus. Tokį jau galima ir į parodą dėti. Taip, įdomu koksai skonis. Šviesus medus matau. Gerai, ir paskutinis rėmukas. Pažiūrėsim, kas čia toliau vyksta. Pas jas. Oho, šitas, nu, irgi panašiai svoris. Va, šitas toksai. Va, kur vėla truputėlį, matot, nepasiūta, bet kitur irgi pasiūta. Taip įdomiai jos čia pridėjo. Taip, žiūrim kitą pusę. Kita puselė. Na, kita pusė kažkaip viena pusė gal arčiau lizdo. Taip, ne, toliau išeina, kad lizdo, išorinę pusę lizdo kažkaip uždengia geriau, o šitą vat uždengia vieną pusę mažiau, kitą daugiau. Na, jos taip nori, bet gražu. Gražu, na ir ką, ir dabar galim truputėlį žvilgtelt į lizdą. Matau, kad per gerą sprindį, nu bent jau paskutiniam koryje yra medaus. Tai aš taip tada ir nieko čia ir nedarysiu. Pasiimsiu tik tai va šitus vat rėmelius 6, kuriuos man prinešė. Na ir nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus toliau kitais metais, jeigu bitelės peržiemos. Tai vėl tą patį darysim ir žiūrėsim. Va, tai toksai va įdomus medutis, nu nesitikėjau iš tikrųjų tokio rezultato, bet smagu, nudžiugino. Tai va tokios naujienos, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.